Gegužės 8 išskrendam atostogų. Pirma stotelė Stambulas. Turėsim ten persėdimui 2 valandas ir kaip tik vėluoja kažkur pusvalandį. Tai liks kažkur valanda Stambulė, reikės bėgti turbūt oro uoste. Ten, jei neklystu, vienas didžiausių oro uostų iš viso Europoje. Atostogos prasideda. Didžiulis oro uostas Stambulė. Tai 2 valandos turėjom persėdimai, nevėlavo lėktuvas, tai dar pilna laiko, dar prisivaikščiam po oro uostą. Duty free užėjom, viską išnarstėm. Kalbam, kad tokiam lėktuvė dar neteko didelėm skristi. Priekį mačiau tenai 1. klasę, kažkokie vyrėjai, padavėjai vaikšto balti šiaip. Domas įsitaisęs per 2 vietas netgi. Gavom dovanų gal gimtadienio proga. Labai pavargusi jaučiuosi, tai tikiuosi, kad užmigs. Pasėmėm kavos, labai šiaip sudėtinga žūti, labai mažai vietos kojoms. Liko 2 valandos, ne, truputį daugiau 2 valandos, šviesi laukia. Pirmas rytas Balyje, išsimiegojom. Jetlago kažkaip nejaučiu, gerai miegojau. Labai karšta, Labai karšta, tvanku, kaip terarime jaučiuos. bet gerai, kad vėjas. Čia tai truputį gaivina. Tai šiandien sakėm, nieko daug neveiksim, kažkur apsižiūrėsim, kas čia gero. Pavaikščiosim po miestą, va iki jūros, vandenyno atėjom. Šiandien bus tokia išsityrinėjimo diena, kur mes čia atsidūrėm. Nedaug vietos smėliuko pliaže. Keistos mašinos, keisti žmonės, kaip kitam pasaulyje atsidūrė. Keista, kad juodas mašinas mėgsta, ar ne, ant saulės. Arba juodas, arba baltas. Čia šitų šventyklų pilna ant kiekvieno kampą. Man įdomiau tos laidų raizgalinės visokios kaip Azijoje, tik per filmus matydavau. Čia dar viena šventykla vidury kelio. Čia žiedas turbūt. Kutos paplūdimys, įspūdžiai bendrai apie Kutą. Tomas bando kažkokią kamerą išsinuomavęs. Daug masažų salonų, daug tatuiruočių salonų, daug
daug visokių kavinių, daug turistų, parduotuvėlių, tokių gana standartinių. Būnant paplūdimy net nesijaučia iš tikrųjų, kad mes esam kažkur kitur negu Europoje. Bet aišku, būnant mieste, tai matosi tiesiog visai kitokie žmonės, man neįprasti kalba, skirtingos kalbos, turistai, jeigu kažkur nuvažiuoji Europoje, tai girdi standartinės kalbas. Čia yra visokių žmonių, daug azijiečių atostogauja patys, iš Azijos žemyno žmonės. Kas čia dar tokio užstrigo? Kol kas antra diena, tai toks apibendrinimas. Daug siūlo visokių paslaugų, vairuotojų, išsinuomoti automobilį arba dar nors motorolerį kokį. Bet kas patinka, galbūt skirtingai nuo daugelio vietovių turistinių, kad nereiškia ne. Didžioji dalis žmonių supranta, kad pasakai draugiškai, reikia ačiū nereikia ir viskas. Kažkaip nepriekabiauja. Tarkim, Maroke, kai buvom, tai ten gali stovėti, nežinau, 15 minučių aplink vaikščioti ir siūlyti. Toks jausmas, kad tuo įkyrumu, kad kaip ir išreikalauja nupirkti, kad tik atstoti. Tai va. O čia patinka, kad yra tas toksai, nežinau, pagarba kažkokia, tai jeigu ne, tai ne. Tas patinka. Užėjom į suvenyrų parduotuvę. Sakau, kokių va maikučių nusipirksiu. Ir kažką čia iškart bus galima ir lauktuvių turbūt paieškot paim. Nes viskas išbalė. Įdomi parduotuvė. Ir daugiausiai pirkėjai vietiniai žiūriu, turistų nedaug. Nusidžiauviau nuo kabyklos ir viskas, bet pasirodo, čia reikia pasakyti, ko nori. Jisai duoda naujus supakuotus. Atėjom, kažkaip buvo tuščia, o dabar pilna žmonių, iš kur jau čia tik atsirado. Matavimas į kabiną nėra, nematau. Teks grūstis. Prie įėjimo davė kažkokius lipdukus su numeriu, net nežinau kam čia. Pas mane irgi lygiai toks pat. Ir numeris tas pats. Skarų skyrius. Einam iš viešbučio pasitiks saulėlydžio pasižiūrėti prie vandenyno. Pasipuošę. Tai. Reikia gal nufilmuoti kelią, kiek čia eit mum per visą prekybos centrą, kol išeit. Tai va tie kelio reikia praeiti iš mūsų viešbučio iki gatvės, iki miesto, kad išeiti iš viso iš viešbučio teritorijos. Kokį 10 minučių turbūt visą prekybos centrą turi praeiti. Tai va čia jau pagaliau išėjimas, gatvė ir vandenynas. Pirmą saulėlydį bent pamatysim, išėjom specialiai pasižiūrėti, pažiūrėjom, kada saulė leidžiasi. Nu, dar šitą gatvę reikia kirsti, mes dar nelabai mokam čia vaikščiot gatvėm. Apie vairavimą jau nešneku, kaip reikės vairuoti, neįsivaizduoju čia. Ir kita pusė eismas. Ir dar čia važinėja belenkaip. Bėgsim per gatvę. Eisim palei vandenyną pasivaikščioti, ten vienintelis takutis yra takas, kur galima vaikščioti.
Bet labai daug ten, Leis, tai mes eisim. labai daug ten kabinėjasi. Va, policininkas praleidžia ir mes bandysim. Reikia bėgti. Tik ten tam takelį prie vandenino labai kabinėjasi. Tai kokoso sulčių, tai prisėskit, tai atsigulkit. Tai gal norit masažą ar dar ką nors. Tai siūlytojų bus daug, manau. Va, kiek daug žmonių pliaže, aš tiek dar nemačiau. Oho, kiek. Ne tavo draugės tam puso. Ne. Turiu jau čia draugų, kurių vardų net neprisimenu. Labai sunkus čia vardai. Labai daug žmonių. Nu ir ką, turbūt einam, gal pasivaikščiot. Apie žmonės jau galiu kažkiek papasakot, nes jau porą dienų čia. Tai daugiausia azijiečiai, kurio aišku neskiriamės, iš kur jie ten, ar iš Vietnamo, ar iš Kinijos, ar iš Japonijos. Būna netgi rusiškai kalba ir atrodo panašiai kaip vietiniai. Yra rusakalbių, daug australų, nes netoli jiem čia turbūt porą valandų skrydžio iki čia. Bet pagrindė azijiečiai. Va, bent jau policininką pirmą pamačiau, niekad nemačiau anksčiau. Aš jau šiandien mačiau daug. Visas balis iš čia ir paplūdis. Net pardavėjai toks jausmas išėjai žiūri, ne, kaip pirmą kartą matytų saulėlydį. Nors mato kasdien, kas vakarą. Čia mūsų draugas, ne? Tai va, mano draugas. Hello. How is business today? Good? Not good? You want a sunbed again? We came first time to see sunset. Okay. First time. Okay, it's first time. So I don't know where to sit or go. I don't know. Just sit here. Here? Yeah. What sunset here? Good. Maybe you take sunbed again? Of course, but maybe not now. I don't know. Now it's better. Yes. Sit there. I go to see what's there. Alright. I never been there. Okay, see you. Oh yeah, of course. I forgot your name. Tepu. Nu va, vardą bent žinosiu, Tepu. Norisi man užsidėjo dar akinius tamsintis, nors mano šiek tiek iškis tamsintis. Ir norisi dar labiau. Tai mano draugas sako, sėskit čia ir žiūrėkit, sako, čia geriausias vaizdas. Žmonės susėdė bet kur. Kaip gera, kai nebėra saulės, ne taip karšta, gera pasivaikščiot. Nors temperatūra turbūt vis tiek netoli 30. Tapi sepiak kan? Tas mirga, norisi tamsinti. Nu, ar einam? Einam ten, kur, man atrodo, buvo kažkoks ženklas, ten Beach Walk, bent jau kito ženklo.
Kažkaip kaip tyčia nieko nesiūlo, nors dieną čia pilna kokoso. Mato, kad... Ne, taip nelabai. Something you drink? Matosi. No, thank you. Šeštas atėjo, ne? Po 6 ten gal 7 ar 6. Išsinuomavom Opel, Toyota. Išsinuomavom automobilį. Dabar važiuojam, atstumas iki mūsų taško 20 km. Nuvažiavom 9 per pusvalandį turbūt. 20 km važiuoti čia apie valandą reikia geriausiu atveju. Vakare dar didesnį, sakė, kamščiai. Pasvalėlė čia. Motoroleriai lenda visi iš visų galų, tik tai palieka šiek tiek erdvės tuoj kaip skrusdėlės privisę. Tai va dabar rodo man 850 metrų iki posūkio ir viskas užsikimšė. Tai net kameros neišsiėmėm pačių pirmų įspūdžių įrašyti, nes kažkaip labai buvo stresas, kaip išvažiuoti apskritai į kažkokį kelią. Žodžiu, lankom Tanah Lot šventyklą, sakė, kad taip kaip esam galim eiti su šortais, galvojom, kad reikės prisidengti. Bet sakė, į vidų neleis, tik Bet iš išorės. į vidų negalima, taip, tik iš išorės. Lankytojams galima žiūrėti, į vidų negalima. Tai žiūrėsim. Čia, aišku, turgelis, kaip ir visur. Skaros beje čia pigesnės, negu kad mes buvom. To iš parduotuviai. Artėjam va prie vartų. Šventųjų. Kas stebina, kad čia mažesnės kainos negu Kutoje. Mes varėm kažkom specialiai pėsčiomis specialiai iki tos vietos, kur tarsi pigiau viskas. O čia dar 3 kartus pigiau. O geras, čia visai kita atmosfera. Toks kaip ir pirmas mūsų lankytinas objektas, kažkokia Tanah Lot šventykla. Šventykla saloje. Aš kaip suprantu, va, ten kažkokie laipteliai yra. Kai būna atoslūgis, gali turbūt pėsčiom nueit. Nors ir dabar paplauktum čia, kiek čia visai netoli.
Prisėdom pavėsį, labai karšta. Pavėsį kažkiek gaiviau, vėjelis prapučia. Užsisakiau balio kavos. Ir su tokiu pasakišku vaizdu išgersim kavą. Gražu, kažkiek Portugaliją primena. Užsukom pas kažką į svečius, čia kažkas gyvena ir pasidarė kaip mini zoologijos sodą. Kažkokie paukščiai, pelėdos. Kaip po kiemą jaučiuos vaikšto, kaip ir yra, skalbiniai vyksta. Garsai kaip džiunglėse. Oho, kokia gyvatė. Kokosai auga. Kaip pas mus kieme obelis visokios, kriaušės, slyvas. Čia kokosai. Kitų augalų iš vis nepažįstu. Džiunglės. Atvažiavom šiaip kažkokį paplūdimį pasižiūrėti. Melasti paplūdimys vadinasi. Gražu. Labai gražus privažiavimas prie paplūdimio tarp uolų, tokių serpantinų. Uolas tokias gražu. Tai šiandien nusimatė porą paplūdimių aplankyti ir vieną šventyklą. Vanduo tai idealus, šiltas. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even dress myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams of soundless say. And though the truth may vary, this ship will carry our bodies
Atvykom į Uluvatų šventyklą, dabar esam jos teritorijoje, užsidėję esam sijonus, kaip ir visi, nes negalima neprisidengus vykti, eiti į vidų. Einam žiūrėt. Domas vėl žvejoja. Oho. Koksai skardis. Va, beždžionė pietauja. Šiaip nemaža, tokia didelė. Nelabai patinka tie lapai, jei matau. 혼나고 자기야. Tokia storulka. 큰 것들은 40만 원이다. 그래. Ten visas takas eina aplink. Tiksliau palei skardį. Žvalgau, ar nėra gyvačių, nes tiesą sakant baisoka. Eiti, jeigu gyventumėm Balyje ir dar 5 savaitgalius galėtume važiuoti kažkur. Vienas kitą filmuojam. Karšta jau. Kažkaip nežinojau, kad beždžionės plaukt moka. Nu, patenkintos maudosi, čia jom baseiniukas padarytas. Viena deginasi, kita maudosi. Rankas iškėlus į viršų. Kitos blusų ieško. Ir nardyt moka jos. Nardo. Matei? Va, kokia šeima visa. Visi šlapi, einam į pliažą, vos radom kaip čia patekt. Žiauriai karšta. Nežinau, aš jaučiuosi susimaudyt.
O, ir čia uolo geras. Įspūdingas pliažas, bet čia nelabai pasimaudysi. Surferiai mačiau čia plaukė. Tai jeigu pamatysi monkę, tai man sakyk, aš žiūriu priekį, tu ir galą biškį pasaugok man. Čia aš neįsiu šitą. Kodėl? Per uolą reikia eit, nu išpratėjai, taigi man buvo stresuotai. Taigi čia jau prie pat, jau 1 minute. Ir paskui atgal, kai prasidės grūstis, aš čia neišsikrapštysiu iš to pankį. Tai kad čia dar visai pakankamai platu. Tu eik patikrink, kiek čia. Gerai. Jau matau biškį šviesą. Viskas jau čia apačia, viskas. Čia pusė aukelė, daugiau ne pusė kur aš. Ar tu dabar meluoji kaip jie? Ne, va, matai jau šviesą. Čia va siauriausia vieta turbūt. Va yra kitas išėjimas. Tadinya kan di bus ya. Yan bayi na. Yan to ko ne sana ne ko din na. No daddy.
Ryžių terasos. Vėl labai karšta, ant saulės neįmanoma. Pavėsį dar nieko, jeigu pasėdėt kažkur ramiai. Bet šiaip labai karšta, ypač ant saulės pleskina. Čia turbūt takeliai visur labirintai. Kalau नीचे देखो और नीचे Leidžiamės žemyn. Nelabai mėgstama mano veikla, nes nežinau, kad paskui reikės aukštyn kilti vėl. Domas nori kitų supinių, kur ten žmonės supasi. Mes tai nesisupsim, bet bent jau kitus pafilmuoti. Aišku, viską norisi fotkinti, tai čia nėra gerai, nes tada norisi užsimti ne tuo, ko reikėtų. Nes reikėtų tiesiog dairytis ir mėgautis. Tai ši ryžių terasa yra viena iš tų labiausiai rekomenduojama aplankyti. Yra tokios top 3 turbūt. Tai į tą kitą pagrindinę, kuris skaitoma, man atrodo, UNESCO paveldų. Ar jau skaitoma, ar tik bus įtraukta. Tai planuojam važiuoti kitą dieną. Žmonės šiaip kosmonautai pagalvoja, kaip viską gali padaryti. Baisiai nenusivers. Filmuoja visą žliaugiu. Taip ir prognozavom, kad šiandien taip ir bus. Taip. Nu, mano pasirengimas fizinis tai labai prastas. Šiuo gyvenimo periodu. Tikrai. Okay, yra dvi. Jaučiu, kaip bėga lašas. Taip. Prakaito. Nombak je. Kalau nyapa No, thank you. kopi tea, kopi kuat bisa sama. I would like to ask how to say in Balinese hello, hi. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Oh, Swastiastu. so difficult. It's like a greeting actually. Again? It's like Om Swastiastu. Swastiastu. Like Su asti astu? It's like Su asti astu. Oh my god. Swastiastu. It's like greeting. But normally we just say hi, just Swastiastu. For the simple one. Suksima. Suksema is thank you. And Thank you. Salamat Pagi, it's Indonesian. Selamat pagi is Indonesian, please. Not Balinese. Not Balinese.
In Bali, Rahajang So Semang. we speaking English, Indonesian, Balis, yeah. Yeah, but mostly it's Indonesia because it's easier to. Very big country. Yeah. Is it? It is. Yeah. Okay. Rahajang Tengah itu. Thank Also you. peanuts, yeah. Yeah. Rahajang itu santet. Matai kokia sunkia balinės, labai sunkiai. Matai, aš indoneziškai išmokau labas rytas, o balinėtiškai iš vis neaišku kaip. Čia supynės. Va kaip gerai pasiklo. Šiek tiek atsipūtėm, prisėdom prie tokio vaikinuko, kuris ziplainą valdo. Sakė, uždirba apie 3 milijonus rūpių. Tai čia kažkur tai, nežinau, pagal kursą priklauso, bet šiaip, na, iki 200 eurų. Gal 108 kokių. Bet čia, sakyčiau, gal dar neblogai. Nes, nu bent jau aš skaičiau, kad apie 120 vidutiniškai aš dirbu. Sakė, niekada gyvenime nematė vandenyno. Gyvena Ubudė. Už 30-40, kiek čia kilometrų vandenyno. Tai va, tokia gyvenimo ironija. Kuta, kur mes atsistoję, jiems yra itin toli. Bandom lipti žemyn ir ieškoti išėjimo. Ponai, palikau saldainių. Stalą turiu, aš visokių kuprinė pilna saldainių, visokios skanumynų. Nieko nesakiau, tegu paragauja. Arba bus aukonkų. Nežinau, follow the signs, sakė, bet nematau čia signs jokių. Turbūt mums vis tiek reikės nusileisti, va tai va, ir paskui lipti viršų. Labai gera, kai vėjelis papučia. Čia jau nebėra. Kurai? Ai, va čia yra. Oho. Nežinau, kaip nenusivožti. Čia. Nu, nežinau. Nu, ant ribos, žinok. Tai tu saugok. O, kokie gražuoliai. That's at Hoovers. He's gone off up there. Gone with this big green thread. He's posing. Pozuoja, So what animals do they have on top of that? karšta. They just have some. O, čia pliurza. Čia kai lyja nepavaikščios, jeigu palijus. Turbūt. Gal tiesiai stengiamės, ne? Aukštyn vis. Ja,
I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us, building big castles way on high. Just the two of us, you and I. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Let's get it together, baby. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Dar vienas objektas. Ana išrinko irgi, čia matau, ryžių terasos. Tik tai jau neturistinė vieta tokia, gal mažiau žmonių. Ir kažkokia šventykla turbūt yra, nes davė sijonus prie įmo reikėjo užsidėti.
Tuščiau kažkaip, ne? Dėl to ir daugiau kabinėjasi. Va čia yra ženklas, kas ten yra. Gražus vaizdas kairėje. Tai šitą turbūt objektą pasiemam ir viskas. Turbūt. Nes ir taip jau būsim tamsiai. Užteks, jo. Mes ir norėtųsi gal dar, bet jau tamsiai grįžtam, bus dar sudėtinga paskui viską vis tiek. Nusėmiau tamsintus akinius, kad tikras spalvas pamatyt, nes tiesiog, pasakiškos spalvas. Hello. Jau prisitryniau kojas. Abudu filmuojam. Nu žinok, ką, tai paklausti ponios šitos arba tiesiog eit. Bet jau turbūt bus ir paskutinis taškas šiandien, nes nebenueisim. Nu. Hello. Temple here? Okay, thank you. No, thank you. Kaip pasistato žmonės taip toli kažkur. Hello, you want drink coconut? No, thank you. Hello. Hello. Nedaug liko. Kur, žinai? Nu, man atrodo, va ten bus tiesiai. Pagal paveikslėlius. Štai. Tai mes važiavom į Puragų Nunkavį. Bet čia dar va, keli užrašai kažkokie. Nu ir netrukus pasieksim. Truputį atsikvėpsim ir varysim jau namo. Tiesiog fantastika. Dabar filmavimas. Duok aš gal užrišiu. Čia aš filmuoju. Gerai? O, matosi. Santykių tiltų aktorių.
Daina iš Kadono, jis turbūt iki čia netėjo. Domai, tu ten buvai? Su Pavelu. Pirmas mūsų krioklys, ne? Sakiau, jau nebefotkinsiu, jau reikia pasimėgot, bet labai gerai atrodai, pastovėk. Čia biški. Gegužės 16 nusprendėm aplankyti porą krioklių. Balyje yra pilna krioklių, tai mes išsirinkom po vieną. Aš išsirinkau Kanto lampą, Ana kažkokią kitokią, bet išsirinkom pačius tokius populiariausius. Tai buvo pilna žmonių. Tai tam pirmam kriokly lampo pasivaikščiojau tą upę, nors buvo kažkokia atgaiva. Labai karšta buvo. Ką? Ne. Ten pilna žmonių. Einu aš ten važiuoti. Einu aš ten pažiūrėti. Ten gal ir praeisi pro ten. Ar yra ten praėjimas? Ar yra praėjimas?
Nieko gero. Aš einu prie to krioklio, ten palandžiosiu, pasifilmuosiu aplink jį. Ir viskas, aš jau tada eisiu viršų. Where is line to here? Everybody waiting here? On here. Only that. Antrasis Anos krioklys, tai pasitiko su labai daug laiptų. Teko palipėti nemažai iki krioklio. Krioklys labai fainas, tikrai patiko, bet labai irgi buvo karšta. Laimei radom kavinukę su vos ne privačiais basiniukais, kur šiek tiek atsigaivinom. Ar gražus waterfalls? Taip, o tau? Labai. Gerai išrinkau. Tai
tokios kinietės, vos ne vienintelės be mūsų irgi lankytojas, kurios lindo. Gegužės 17 dieną sugalvojom nuvažiuoti į Bali Zoo. Labai mėgstam zoologijos sodą, jau daug kur buvom, ir Jerevane, ir Berlyne. Ir šiaip jeigu turim laiko, tai mėgstam aplankėti. Bet neteko niekad būti tropikuose zoologijos sode, tai sugalvojom pabandyti pasižiūrėti. Ar matai, kokius ragiukus turi? Jie žino iš karto, kad tu nieko jam neduosi.
Oh my, kas čia? Dramblys. This is the feeding area. When you're interested, you can have to pay with me 75,000 rupiah, and then you can feed the lion. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Thank you. Alright, correct? Čia 9 žmonės telpa. Aš pradėčiau devyniese. Man jau yra. Čia pavienio nebus, bet kaip matosi visai, ne? Apylinkės. Bet čia užtat laiptais galima daugiausiai atveju nulipti. Manai? Man atrodo. Vau, geras. Vau, visai pasižiūrė koks vaizdas. Visas balis matosi, ne? Bet toks tikrai yra. Gamtos čia nesveikai daug. Visokios.
matosi ir kalnai, ne? Kalvas. Ir kalvas matosi. Gal ugnikalnis matosi? Taip, aš bijau ant tas stiklo stot, Na, fotorai. nes norėčiau mus. Ai, klausės. Daylight come and we want to go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want to go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want to go home. Day is a day. Oh. Daylight come and we want to go home. Day is a day. Is a day, is a day, is a day, a beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want to go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want to go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want to go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want to go. Visi kiek čia visko degina. Tarp kitko, jo, nežinau ar čia girdėsit, bet Balyje labai daug degina žolę, šiukšlės, dar kažką vis degina. Bet tarp kitko, jiems gal dėkingas oras, nes pas juos turbūt įsiplieksnoti, tai labai stipriai nepavyktų. Vis tiek drėgmės daug, nežinau. Paskutinę dieną, kai turėjom mašiną, nusprendėm nuvažiuoti pasižiūrėti iš toli ugnikalnį. Ten kažkokia nepopuliari ryžių terasa buvo. Ir aplankyti labai keistą vietą, net nežinau, čia turbūt kaip ir šventykla, kažkokia šventa vieta, bet pagrinde lankytojų daugiausiai buvo indai. How are you? How are you? I'm fine, welcome. I'm sorry, have tour guide? No, thank you. Thank you. Pradėsim gal nuo čia. Tos vietelės gal eisim. O nematai užrašų? Matau ženklą, taip pat biškį pafilmuosiu ir tada eisim. Kiek žuvų čia? И вот этот, который храм тоже, да, красивый на воде? На воде красиво.
viskas su Indijos įrišta, nes labai daug indų čia. Jo. Ir pavadinimas grinai indiškas, skirta ganga. Gangos, ne, kažkaip. Gal reikia paskaityti biškį vėliau. Atskirai dar noriu, jeigu mokėt, įeiti kažkokį. Nebija, ne? Holy Ganga. Vargšės moteris, visur jos užteršia viską. Ar nori čia biškį praeiti? Į viršų gal. Dairysim kur toliau, tai Kokios čia pakabras. Medžiai. Čia žinok prasidėjo labai. mes toli gal ir labai ir neįsim. Jo, nereikia. Hello. Hello, man. So, come in. Buy the ticket The first. price? Yes, 25 per person. Okay. 50,000 rupees. Aš sumokėsiu. Aš sumokėsiu? Aha, jeigu palaikysi šitą. Aš galėjau. Pukul cuma kau. Ar tu filmuoji? Where do you come from, Mister? Lituanija. Lithuania. Do you know? No, I don't know. You know China, India. Yeah, from the picture. Do you know Poland? Poland, yeah. So Lithuania near Poland. Near Poland. Ah, okay, alright. Okay, so here is just walking, yes, Just around. walking, yeah, just we have the long track for 1 kilometer.
kilometer. We have sign already inside. Just follow the sign. Look like that. Follow the sign. Yeah, follow the sign. The picture like the inside like the picture. Yeah. Waterfall, small waterfall, and then we have the Terra Rescue. Come up to the photo spot. We have photo spot inside. Where, No, here? Photo side. Yeah, inside. Over there. Ah, okay. In the right side. Just come back to see the Agung Mountain. Thank you. Okay, see you later. Thank you. Tai tiesiog pasivaikštom, kur mes norėsim, manau, ir viskas. Mane pridengti. Pabėgo. Išsigando gal. Nu, aš iki šitą namą, manau, mes eisim ir viskas, ane? Pažiūrėsim, kas čia yra. Čia va taškas kažkoks, ne? Ir Vilnius mums esant pasislėpęs buvo už debesų, bet dabar vos viršūnė išlindo ir vėl slepiasi. Šiaip, jeigu nebūtų debesų, tai įspūdingo grožio. Toks didžiulis viso šitoje teritorijoje atrodo. Por sentado no doy nada de lo que soy, ni el latido más mínimo. Ahora no. Tanto oxígeno yo noto a mi alrededor. Un síntoma clarísimo. En esta primavera anticipada que aumenta así lo bueno dentro de mí. Lo sé. Eres mi horizonte, mi amanecer. La prueba que demuestra lo que puedes hacer. Porque del principio hasta el fin, ya ves, no prescindo de ti. Tan lógico. Recíproco. Es esta primavera anticipada. Žmonės Balyje. Tai žmonės Balyje vietiniai mums labai patiko, labai draugiški, paprasti, visiškai neagresyvūs. Daugiausiai turistų buvo azijiečių, mes net nelabai suprantam iš kur, ar iš Japonijos, Kinijos, ten Korėjos. Ir po to australų buvo labai daug, turbūt irgi dėl to, kad jiem netoli australam Balis visai. Taip pat ekspatų labai daug, kurie ten jau pusiau vietiniai gyventojai, jie ten dirba, gyvena, nebrangu jiem, tai turbūt irgi tenai dėl to jų labai daug buvo. Prieš įeinant į prekybos centrus tikrina daiktus apsauga, bet apsauga irgi labai maloni, netgi rankas taip sudeda tarsi sveikindami atvykus. Dėkoja visada, nors net nelabai reikia ten dėkoti, kažkur užeini ten į tualetą ar dar kažkur išeini padėkoja, kad tu atėjai. I'm sorry, have tour guide.
this one, yeah. Yeah. What is prices? This one only premium one, boss. Huh? Premium one. Maybe you have cheap? Cheap one don't have, boss. Cheap one like this one, printing one. How much this? Printing one only 15. How much? 15. 15. And premium how much? Premium one 650. How much? 650. 63? 650. Quality. Yeah, but I don't understand the price. 650. 650? 650. Thank you. How much do you want? Discount to your Too much. Radau kokias noriu. Ne, čia sako labai kokybiška šita. Sako šitas po... Neatsimenu, kiek ten sakė. Nu, 100 pem. Šita, ne, sako 6 pem. Ne, sakau, nenoriu. Dabar sako, kiek tu duosi. Ten tą pati jaučiu kokybę. Ne, sakė. Sakė 100. How much? $1. So last price. No, serious boss. Say last price. Oh, okay. Sell. Kiek sakė vėl? Nice. Dabar aš dėgėsiu čia, bet aš jam parodau, jie iš karto, jeigu turi. Nu tai parodė. Number 3, 4. Ir kas nustebino, kad Indonezijoje labai populiarus krepšinis. Jie pamišę dėl NBA, tai netgi jaučiasi, kur pardavinėja maikutės įvairios sporto, tai pagrindė NBA. Ir visi jie ten vaikšto, jeigu kokia maikutė, nebus kažkokia futbolo, o bus NBA. Tai sugalvojau ir aš kokios norėčiau maikės, ilgai ieškojau, pavyko rasti, nusipirkti. Bet ten jų pilna, gali kokią nori, kad ir kažkokio žaidėjo, išsirinkęs žaidėją, kuris jau nebežaidžia 20-30 metų, vis tiek greičiausiai rasi. Patikros būdavo ne tik įeinant į prekybos centrą, bet ir mums grįžtant su mašina į viešbutį. Kiekvieną kartą, kiekvieną vakarą, kai grįždavom, patikrindavo, pasižiūrėdavo bagažinę. Eismas Balyje. Tai prieš nuomojantis mašiną visur skaitėm komentarus, kad su mašina nepavažiuosi, tik motociklai. Ten dauguma su motociklais ir važinėjo. Bet mes kažkaip nepasigailėjom, kad pasiėmėm mašiną. Visų pirma dėl karščio, kad turėjom kondicionierių ir šiaip daiktus kažkur susidėti. Ir nepasakyčiau, kad labai jau ilgiau važiuoti su mašina negu su motociklu. Ten su motociklu rodo važiuosi pusvalandį, su mašina apie 40 minučių. Šaligatvių Balyje beveik nėra, pėsčiom niekur ten nepavaikščiosi. Gatvės siauros, reikia vaikščioti tarp motociklų, žiūrėti, kad nenutrenktų.
Tai su mašina irgi buvom kažkur susitikę su kita mašina priešais siauroj gatvėje, ten jau centimetrais vos kažkaip prasilenkiam. Jiem ten kasdienybė, bet mum tai ten stresas vairo, dar ir eismas kita pusė. Buvo sunku. Kelių eismo taisyklių toks jausmas, kad nelabai ten yra. Šviesoforų turbūt ir neteko nei vieno matyti. Kas kaip moka, taip važiuoja. Ir per daug jau transporto. Visi susigrūda, jau net nėra žmogui, kur praleisti. Ir pastebėjom, jeigu nori išvengti kamščių, turi kuo anksčiau ryte išvažiuoti, kažkaip tada dar nieko. O vakare, ypač ant saulėlydžio, tai viskas jau stovi.